Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Aš esu ralistas. Taip teigti turbūt norėtų daugelis jaunuolių, kurie neabejingi automobilių sportui. Tai daugelio svajonė – tapti tikru profesionaliu lenktynininku. Ir tokią galimybę suteikia šis realybės šou. Jau 3 sezoną Nordis Racing Team skelbia atranką ieškodama jaunojo talento, galinčio lenktyniauti kaip tikras profesionalas. Vienam iš dalyvių atiteks dovana, apie kurią kiti tik svajoja. Raliui paruoštas automobilis, profesionali technikų komanda, visas aprūpinimas, treniruočių automobilis, sportinė apranga, viskas, ko reikia tikram profesionalui. Ir visiškai nemokamas dalyvavimas visame Lietuvos ralio čempionate. Viso prizo vertė daugiau kaip 30 000 eurų. Čia nėra antrų vietų ir nėra paguodos prizų. Vienas nugalėtojas, kuris pasiima viską. Visi kiti liks pralaimėjusiais. Taigi konkurencija jaučiasi kiekviename žingsnyje, net kai iš išorės atrodo, kad dalyviai vienas su kitu juokauja, visgi matosi ir konkurencinis šaltukas. Po pirmų 2 atrankų iš kelių šimtų dalyvių šou rengėjai turėjo išrinkti tik 20. 20 tų, kurie turėtų patekti į 3 etapą. Tačiau rezultatai buvo tokie artimi ir su tokiais mažais skirtumais, kad buvo nutarta pakviesti 22 dalyvius. Pirmi 2 etapai buvo tokie, kuriuose gerai pasirodyti galėjo beveik bet kuris daug laiko pasiruošimui skyręs dalyvis. Juk tiek lenktynių simuliatorius, tiek ir kartingas yra tokios sporto šakos, kuriuose galima smarkiai patobulėti, sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis. Tačiau 3 etape jau reikėjo parodyti savo kaip ralio talento sugebėjimus. Mat jis vyko automoto parke ir čia jau reikėjo sėsti prie tikro ralio automobilio vairo. Kadangi trasa yra atvira ir visa matosi, šį kartą nereikėjo sudarinėti stenogramos. Tiesiog reikėjo sėsti į ralio automobilį, pirmą kartą pravažiuoti trasą lėtai, susipažinti su danga, išbandyti sukibimą, vėliau pravažiuoti 2 kartus, iš kurių antrasis yra įskaitinis. Viskas paprasta – pravažiuoti kuo greičiau ir kuo tiksliau. Kadangi viskas vyko labai ankstyvą pavasarį, tai iššūkiu tapo ne tik trasa, nežinomas automobilis, bet ir sukibimas. Kai kuriuose vietose buvo balos, kai kur buvo labai prastas sukibimas, o kai kuriuose vietose atvirkščiai netikėtai geras. Taigi čia geriausią laiką turi pademonstruoti tikrasis talentas, kuris sugebės kuo greičiau prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų. Automobilio viduje pasėdėti ir įvertinti jaunųjų ralistų sugebėjimus ir vėl patikėjome Deividui Gizevičiui, mūsų arbitrui. Jam šį kartą teko susitelkti, nes kai kuriais atvejais buvo išties karšta. Matau, kad po praeitų metų turim labai stiprų 20-tuką ir visi 20 nusiteikia ir žino, ko nori ir atvažiavo laimėti. Nebuvo momentų, kai norėjai perimti vairą, kai sakai pernai? Šį kartą buvo 2 momentai irgi, nes šiandien turim labai sudėtingas sąlygas. Tos sąlygos neleidžia atsipalaiduoti, yra daug sukibimo arba nėra sukibimo ir turi jį pasirinkti, pataikyti, kas nepataikė, tai buvo vienas žmogus truputėlį išvažiavo o kitas irgi apsisuko, ten pakankamai sėkmingai mes apsisukom. Jau tas buvo stresinis toks man pačiam, kad galvoju, bliam, paskutinis dalyvis, virsim. Bet ačiū Dievui, viskas laimingas. Nors atrodė, kad iš kelių šimtų buvo atrinkti tik patys geriausi, tačiau tarp jų taip pat išryškėjo ir taip vadinami outsideriai. Tie, kurie neparodė visko, ką gali.
Taip, buvo labai pavojingos sąlygos. Taip, greičiausiai tie žmonės tiesiog pernelyg saugojosi, buvo pernelyg atsargus. Tačiau ralis didžiąja dalimi ir yra tokia sporto šaka, kai reikia čia ir dabar parodyti viską, ką gali, bet tuo pat metu neperžengti saugios ribos. Nes peržengus ribą gali būti labai, labai nemalonu. Nepaisant visų išbandymų, mūsų automobilis išgyveno. Nors ir buvo keletas momentų privertusių mūsų arbitrą ir pagrindinį teisėją Davidą sunerimti. Aišku, ir sąlygos buvo itin sudėtingos. Atvažiavom, kai buvo dar pašalę, tačiau labai greitai ledą pakeitė lietus ir purvas. Kai kuriuose vietose trasoje dar buvo sukibimas, o kai kur po vandeniu slėpė tiesiog grynas ledas ir tai nemažai daliai dalyvių tapo rimtų iššūkių. Taip negalima. Geriau to nedaryt. Niekam nesakysim. Čia irgi sėkmingai suvairuotas svarbiausia. Užgesam. Viskas. Ramiai, žodžiu, suvažiuok, nes... Daug balų šlapia? Daug balų, purvo, šlapia ir kas... Purvas ir, sakykime, blogiausia, kad po to purvo dar kaip vietom ir ledas. Ir tada labai sunku nuspėti, ar ten bus slidu, ar bus daugiau sukibimo. Ypač iš dviejų susipažinimų ratų. Bet, aišku, raliai taip ir vyksta, susipažinė 2 kartus ir turi lėkti, tai prisitaikai prie to. Kalniukai buvo ir vėžių ne per daugiausiai, tai visai gerai. O danga, kaip sukibimo radai? Jo, išeidavo, bet taip papastoju taip ant slydimo, bet nežinau, aš įpratęs žiedė važiuoti dažniausiai, tai skibimo būna daugiau. Kaip sukibimas? Kai kur jo nėra. Kai kur, kaip pasakytas, gal apgaulingai ir yra, kad vietom neblogas visai yra. Ir tada apgauna labai, nes ten, kur labiausiai jo reikia, dažniausiai jo nėra. Tai toksai vietom geras, vietom tikrai nėra jo. Sekėsi gerai iš tikrųjų, 6 metai nevažiavęs su bulvarumu, bet atrodo, kad įgūdžius dar turiu. Buvo pagavę, bet pavyko ištraukti. Kas pagavę? Kur, kaip papasakok? Paprasčiausiai provežą pagavo sniego ir traukė į vidų, bet visus kartus pavyko ištraukti, tai manau, kad įgūdžius dar tebėra. O kaip trasa? Kaip tau patiko? Super. Iš tikrųjų, treniruotis trasa tai super. Tikrai patariu visiems čia atvažiuoti ir bandyti. Sukibimo nedaug šiandien? Sukibimo iš tikrųjų kaip su tokiom standartiniam padangom, tai pakankamai daug, sakyčiau, netgi. Net buvau nustebintas. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Į mūsų finalą pateko ir vienos šeimos nariai. Kelis šimtus konkurentų aplenkę ir patekę į 20-tuką geriausiųjų tėvas ir sūnus – Volkeriai. Gaila, tačiau nei vienas jų nepraėjo paskutinio barjero ir nepateko į superfinalą. Tačiau apie tai visai kita istorija. Labai įdomu buvo stebėti ir jų tarpusavio kovą. Šį kartą automotoparke geriau pasirodė tėtis, vyresnysis Volkeris. Kaip galvoji, kas geriau pravažiavo, tėvas ir tu? Iš šono žiūrint, aš turbūt, taip kaip iš lauko į tėtį žiūrėjau, bet iš vidaus visą laiką kitaip atrodo negu žiūrint iš šono. Kaip galvojat, kaip seksis jūsų jaunėliui? Aš manau, jam geriau turėtų sektis, jisai turėtų išvažiuoti tikrai. Jisai gabesnis yra.
Buvo ir naujokų, visiškų naujokų, tokių, kuriems važiavimas ant žvyro su galiniais ratais varomo automobiliu buvo nauja patirtis. Ir žinote ką? Jie visai gerai susitvarkė. Sunkiausia išlaukti buvo, nes šiaip labai norėjusi parodyti save, tai gal sunkiausia buvo išlaukti, bet dabar jaučiuosi tai visai gerai. Ir kaip galvoji, parodė? Viskas gerai? Galėjau daugiau, manau, tikrai, faktas, bet šiaip džiaugiuosi. Pirmas kartas automoto parke ir danga tikrai nelabai palanki, kad važiuot greitai labai. Ir smagu, iš tikrųjų tai labai smagu. Kaip sukibimas? Sukibimas sudėtingas, tam tikrose vietose visiškai negali iš vėžių nei kiek išvažiuoti. Labai laikytis, balų irgi nemažai. Bet šiaip patiko. Ką sakė šturmanas? Sakė ką nors? Potencialą sakė turi, bet klaidelių buvo, biški buvo. Realiai, iš tikrųjų, pirmą kartą toj trasoj, pirmą kartą su ralio automobiliu sėdžiu. Tai gal buvau per atsargus, bet saugau automobilį ir, kaip sakoma, neperspaukčiau savęs. Kaip sakoma, o šiaip įspūdžių geri. Į finalą pateko ir keletas kandidatų, kurie jau anksčiau yra turėję lenktynininko patirties, tačiau pastaruosius 4 metus nesportavo. Po pertraukos grįžti jie bandė per mūsų Aš ralistas projektą. Tačiau ne visiems viskas ėjosi kaip sviestų patepta. Štai pavyzdžiui, Tomas Kaminskas jau yra ragavęs profesionalo duonos, tačiau šį kartą jam fortūna nebuvo labai palanki. Rimti reikalai. Turėjai reikalų. Turėjau, padariau klaidą, per agresyviai pasirinkau trajektoriją ir įvažiavom į pusnį, kur nepravažinėja, tai traukė priekinį ratą ir užtempiau automobilį kažkiek, vis tiek dar. Projektas, įtampa, norisi lėkti, bet kad lėkti reikia dar prieš tai susipažinti, kaip kas veikia tiksliai. Tai buvo... Reikėjo susipažinti per tiek laiko, kiek reikėjo, visiems taip pat. Tai va, klaidelė, bet šiaip visai neblogai važiavęs. O kaip trasa pati? Kaip sukibimas? Sukibimas slidu, daug ant viršaus po apačiai yra kieta, įšalas, viršų yra tešla ir vanduo, tai jeigu paslysti daugiau negu reikia, automatiškai viskas išeina į buksą ir sunku sukontroliuoti automobilį. Plius yra vėžios. Kai kur yra sausa, minkšta, kai važiuoji tarp trajektorijų. Kadangi pasirinkau kitokią trajektoriją, tai automatiškai turi lysti į minkštą dangą ir tada prasideda tenais jau reikalai. Ką sakė šturmanas? Šturmanas sakė, kad viskas labai gerai, tik tą klaidą padariau. Reikalų turėjo ne tik patyrę, bet ir naujokai. Štai Eimantas irgi bandė išgąsdinti mūsų teisėją Deividą, sėdėjusį šturmano vietoje. Bet anas jau nesykį gąsdintas, taigi neišsigando, bet Eimantas panašu, kad save išgąsdino dar labiau. Turėjai vieną reikaliuką? Turėjau reikaliuką kažkaip netikėtai. Labai slidu čia buvo ir neišvaldžiau. Deividai, paskutinis posūkis, ta prasme. Labai žemai sėdėjau, taip gavosi, kad pajaučiau, kad jau išėjau iš krašto, iš didelio to noro tokio. Ir nežinau, taip pritrūko turbūt. O kaip šiaip sekėsi, kaip tie 3 ratai? Idealiai, mano nuomonė, aš pirmą ratą tikrai susipažinau ir su šturmanu, ir su mašina pirmus 2 ratus, ir 3 jau stengiausi važiuoti. Ir viskas buvo gerai? Ar kaip? Buvo šiokių tokių niuansų. Galėjau tikrai dar geriau, bet manau, persėdus nuo priekio į galą yra labai didelis persiorientavimas ir teko pasistengti priprasti. Ir kai kuriuos net šturmanas sakė dalykus dariau taip, kaip su priekiu, neturėjau taip daryti. Tai manau, čia tik tai įdirbio klausimas, kiek trukčiau laiko priprasti, o daugiau, manau, viskas būtų idealiai. O tas paskutinis posūkis, kas ten nusitiko? Pamečiau trajektoriją iš savo akiračio. Fiziškai nemačiau posūkio ir turėjau jausti. Ir pajaučiau, kad jau priekį išnešė iš vėžės ir teko labai sulėtinti ir vos grįžti į vėžę.
O ką Deividas sakė? Nieko, ramus buvo. Tiesiog irgi pamatė, kad suklydau. O tos oro sąlygos tokios tau nelabai įprasta, ar ne? Nelabai įprasta, bet turėjau 300 km priprasti, nes važiavau vien iki automoto parko. Tai stengiausi ir pamečiau tiesiog. O kaip šiaip sukibimas trasoje dabar? Yra vietų, kur sukimba tikrai, kad ir su tokiom padangom. Bet yra vietų, kur aštriuose posūkiuose tikrai turi susikaupti pilnu galvos proto. Tiesiog. Visų finalininkų laikus mes matavome. Ir tai nors ir nebuvo vienintelis kriterijus, pagal kurį sprendėme apie tai, kuris iš finalininkų pateks į superfinalą, tačiau visgi tai buvo vienas iš pagrindinių veiksnių nulėmusių superfinalininkų vietas. Nuolatos besikeičiančiomis sąlygomis prisitaikyti prie trasos reikia tikro talento. Ir po visų važiavimų reikėjo atrinkti 5 superfinalistus, nors mūsų pagrindinis arbitras Deividas turėjo tik vieną favoritą. Turi savo favoritų? Vienareikšmiškai iš karto yra, kur visą galvą šiaip buvo aukščiau už kitus, pasirodė tikrai gerai, užtikrintai, žinojo, ką daro ir puikiai tikrai susitvarkė. Visi kiti yra labai panašus, tai sunku net pasakyti. O outsiderių, pavadinkim, tai buvo tokių, kurie, ne dabar? Buvo, bet ne per daugiausiai ir jų. Sakau, šiais metais pakankamai visi stipriai važiuoja. Tai jeigu 5 reikėtų išrinkti, būtų sunku? Neįmanoma. Tikrai neįmanoma. O kiek išrinktum? 8, gal 10. Ta diena nei vienam iš dalyvių neatskleidėme, per kiek laiko jie įveikė trasą. Tačiau dabar jau galime pasakyti. Iš išorės atrodė, kad Markas Buteikis nepaliko jokių šansų niekam. Taip sakė ir Deividas, sėdėjęs automobilio viduje. Anot jo, tai buvo pats užtikrinčiausias važiavimas. Bet galbūt skamba neįtikėtinai, tačiau buvo 2 dalyviai, kurie pasiekė geresnį laiką. Dar įdomiau yra tai, kad nepaisant geriausio greičio ruožo įveikimo laiko, pirmieji 2 dalyviai net nepateko į superfinalą. Štai koks unikalus ir įdomus tas mūsų projektas. Arbitrai nebūtinai renkasi greičiausius. Eik tu namas. Все. Nu ką, Markai, čia į kairę. Jo, ant galo tu per daug viską labai idealiai darai, labai užtikrintai. Tenai tik labai šiknu pabėgai. Viena iš tokių klaidesnių, mašina neturi sukibimo, tu per daug antrų bėgių, žinai, ten per daug antrų bėgių, ten per daug. Na, aš bandžiau, matai, kol užkasu ir kad mane pagautai tą žvyrą ir tada jinai pagauna. Žinai, būtum 3 suvažiavęs, būtų viskas tiesiog grįžnai, emocijos mažiau. Bet žinok, atrodė kimba. Žinai, rimtai. Čia važiuoji? Gerai, tiesi. Bet šiaip, taip kaip sustvarkiai, ten, žinai, greitai iššokai iš provėžos, greit vėl sugrįžai, gal rankinį panaudoji nereikalingai, nes... Kur? Tenai? Ant apsisukimo, nes po to vis tiek gavosi, kad įsisukom kaip į rankinę. Na, Bet iš esmės tai super. Esi favoritas mano. Ant apsisukimo panaudojau biškį rankinį. Ten pats neatsimenu, kad jį naudojau, taip gaunas turbūt, ten jau pabėga priekis. O ant paskutinio posūkio prieš finišą užpakalį išleidau ir labai iš vėžės iškrito ir tada tam sniegė sukės ratai, tai manau kažkiek laiko praradau. O šiaip sakė, viskas labai gerai. Pirmą kartą mūsų realybės šou istorijoje, kuri nėra jau tokia ilga, skaičiuoja dar tik 3 metus, mes nusprendėme superfinalą surengti ralio šalyje, Suomijoje.
Iš pradžių galvojame atrinksime 3 geriausius, tačiau po ilgų ginčių pasirinkom 4, kurie važiuos į Suomijos ralio mokyklą, kurioje ir paaiškės, kas nugalėjo. Negana to, komisija, kuri atrinks geriausią, yra daugiau negu solidi. Vienas greičiausių Lietuvoje ralio lenktynininkų Martynas Samsonas, vienas geriausių Lietuvos šturmanų Ervinas Nitkas ir Suomijos ralio čempionas Sami Pajari. Tokia komisija rinks nugalėtoją. Tačiau tai jau visai kita istorija, verta dar vienos mūsų laidos. Taigi, kitoje laidoje matysite. Šiaip Lietuva jau kiek daug metų gal iš vis nėra užauginęs tokio, kad, kaip pavyzdžiui, Estai arba Latvijai yra užauginę jaunų tokių, sakykime, ten čempionų, ne čempionų, bet jau su stiprių pakankamai jaunuolių, kurie galėtų važiuoti Europoje, ne juokinti, bet įrodyti rezultatą. Tai iš tos pusės žiūrint, tai irgi mano tas pats pasirinkimas būtų. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.